Garbė Jėzui Kristui, gerą dieną visiems. 4. rekolekcijų diena. Pradėkim trumpą maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šis 4. poskyris Nuveno knygoje Here and Now, skyriuje Prayer, yra pavadintas Nieko nestokosiu. Kodėl dėmesingas, gerai žinomos maldos kartojimas toks naudingas, norint atgręžti savo širdį į karalystę? Tai naudinga todėl, kad tokios maldos žodžiai turi galią tavo vidinį susirūpinimą perkeisti į ramybę. Ilgą laiką visa mano malda tebuvo šie žodžiai. Viešpats mano ganytojas, aš nieko nestokosiu. Gaivios ir žalios ganyklos, kuriuose jis teikia man atilsį. Prie raminančių vandenų jis mane veda, kad atgaivintų mano nuvargusią sielą. Melsdavausi šiais žodžiais pusę valandos kiekvieną rytą, sėdėdamas tyloje ir mėgindamas išlaikyti savo mintis sutelktas į tariamus žodžius. Meldžiausi šiais žodžiais daugelį kartų dienos metu, būdamas tai vienur, tai kitur. Melsdavausi jais netgi dienos rutinoje, imdamasis įprastinių darbų. Šie žodžiai aštriai skiriasi nuo to, kas yra mano gyvenimo realybė. Aš trokštu daugelio dalykų. Aš matau ne žalias ganyklas, bet sausakimšas gatves ir neišvaizdžius prekybos centrus. Ir net jei pasitaiko eiti šalia vandens, jis dažniausiai būna nešvarus. Bet nepaliaudamas kartoti mano ganytojas Viešpats ir leisdamas ganytojiškai Dievo meiliai dar giliau įžengti į mano širdį, vis aiškiau suprantu, jog sausakimšos gatvės, neišvaizdūs prekybos centrai ir purvinas vanduo negali pasakyti, kas esu tikrasis aš. Nes aš priklausau ne šį pasaulį valdančioms galioms, bet gerajam ganytojui, kuris pažįsta savąją kaimenę, o jo kaimenė pažįsta jį. Likdamas savo ganytojo, Viešpaties akivaizdoje, išties nieko nestokosiu. Tai jis suteiks atilsį, kurio trokšta mano širdis. Tai jis mane, tartum pražuvėlę avį, ištrauks iš mano nusiminimo šulinių tamsybės. Gera žinoti, kad bėgant šimtmečiams milijonai žmonių meldėsi šitais pačiais žodžiais, patirdami jų teikiamą suraminimą ir paguodą. Kai meldžiuosi šiais žodžiais, nesu vienas. Mane supa nesuskaičiuojamas būrys vyrų ir moterų, esančių arti ir toli, gyvenančių dabar ir jau iškeliavusių į amžinybę. Ir aš žinau, kad netgi tuomet, kai manęs šiame pasaulyje jau seniai nebebus, šiais žodžiais vis dar bus meldžiamasi, turbūt iki pasaulio pabaigos. Kuo giliau šie žodžiai skverbiasi į mano esybės vidų, tuo labiau tampu Dievo tautos, bažnyčios nariu. Ir tuo geriau suvokiu, ką reiškia būti pasaulyje, bet pasauliui nepriklausyti. Gausu šiandien biblinių aliuzijų šitam tekste ir dėl to eikime pasižiūrėti, ką čia galime pasimti kaip tokius Biblijos palydovus, kokius žodžius mums siūlo šventas raštas. Pirmasis įvaizdis, kurį irgi vertėtų pakelti, tai tas kilniojo ganytojo, arba kaip mums įprasta sakyti, gerojo ganytojo. Toks įvaizdis, kurį pats Jėzus vartoja Jono 10 skyriui, tai ten galima visą tą 10 skyrių skaityti. Aš esu kilnusis ganytojas,
pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane taip, kaip mane pažįsta tėvas. Ir aš pažįstu tėvą. Aš guldau už avis savo gyvybę. Tada Nuvenas kalba apie atilsį. Jisai sako, tai jis, tas ganytojas, suteiks man atilsį, kurio trokšta mano širdis. Ir su atilsiu, tai čia iš vis yra toksai labai tokia svarbi koncepcija biblinė. Ir galima net pradėti nuo pradžios to antro sukūrimo pasakojimo, kur yra sakoma, kad ir paėmė Dievas šitą Adam, žmogų, ir padarė, kad atilsėtų jį Edeno sode, tarnauti tą sodą ir sergėti jį. Tai čia galima taip įsižiūrėti į tai, kodėl ten dar nėra darbo, nėra nuodėmės, nėra nuovargio ir vis tik tai Dievas daro, kad Adam atilsėtų tame Edeno sode. Tada pakartotų įstatymų knygoj. Kadangi neįėjote iki dabar į atilsį ir į paveldą, kurį viešpats Dievas jūsų duoda tau. Tai čia tas atilsis ir vėl čia gali reikšti tą pažado žemę, pažado kraštą, kurį Dievas yra pažadėjęs savo tautai. Bet tai gana greitai tampa irgi tokia metafora, kalbant apie amžinybę. Kad tai ten yra tas tikrasis atilsis, taip kaip mes po to mirusiems sakom, amžinatilsį duok mirusiems viešpatį. Ir ta 23 psalmė, kurią Nuvenas ir savo tekste, čia tokia poetiška interpretacija to teksto, graži labai. Ir šita psalmė irgi, joje yra vėl tas pats atilsis sutinkamas. Žaliose ganyklose paguldo mane, prie vandenų atilsio veda mane. Ir aišku, kas meldžiasi liturginės valandas, tai irgi ta psalmė labai pažįstama, 95-oji, jos pabaiga, kaip prisiekiau pyktyje mano, jei įeis į atilsį mano. Tai čia tokia labai eliptiška, tokia, daug čia kas praleista tam sakiny, bet maždaug čia mintis tai turbūt tokia, kad Dievas sako, aš supykęs prisiekiau, maždaug aš nebūsiu aš, jeigu jie įeis į atilsį mano. Reiškia, jau aš tai tikrai neleisiu, kad jie įeitų į atilsį mano. Ir čia vėl galima tą suprasti kaip įžengimą į pažado žemę, čia apie tuos, kurie krito dykumoje. Bet iš tikrųjų čia ko gero tas žymiai giliau tas įvaizdis siekia. Tada vėl Nuvenas kalba apie tą irgi tokį labai gražų įvaizdį. Sako, jis kaip ganytojas mane kaip savo pražuvėlę avį ištrauks iš mano nusiminimo šulinių tamsybės. Ir čia vėl primena iš Luko Evangelijos irgi ginčą Jėzaus dėl šabo, kai jisai pasakė, kuris iš jūsų, jeigu jo sūnus ar jautis į šulinį įkris, argi ne taip pat ištrauks jį, kad ir šabo dieną. Tai irgi toksai gražus tas įvaizdis ganytojo. Bet aišku, toks turbūt pats turtingiausias ir teologiškai pats giliausias, tai vis dėlto yra šitas sakinys, šita pastraipa. Jisai sako, tuo geriau aš suvokiu, ką reiškia būti pasaulyje, bet pasauliui nepriklausyti. Tai čia aišku, kad čia jisai kalba apie Jono Evangelijos 17 skyrių, apie tą vadinamąją Jėzaus aukščiausiojo kunigo maldą. Tai aš čia tik paėmiau vieną dalį iš to teksto, ilgas tekstas, verta iš tikrųjų, jeigu norisi tik pamėginti perskaityti šitą skyrių, būtent mėginant atkreipti dėmesį į tą pasaulio tikrovę. Čia reikia prisiminti, kad Jono Evangelijoje pasaulis yra tokia labai negatyvi tikrovė. Pasauliu Jonas vadina tą žmonijos dalį, kuri atmeta, nepriima to, ką Dievas daro per Jėzų Kristų. Ir tai yra tie Dievui besipriešinantys žmonės, ta žmonijos dalis. Ir dėl to ten tas paradoksas, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė
savo viengimį sūnų. Na va, ir čia 17 eilutėj ištisas toksai tarsi svarstymas, greta kitų dalykų, aš paryškinau, kaip čia yra su tuo pasauliu, tai mes čia galim pamėginti persiskaityti. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos davei man iš pasaulio. Mes, Jėzaus mokiniai, esam paimti iš pasaulio. Bet čia vėl ne iš planetos, bet iš tos besipriešinančios žmonijos dalies per atsivertimą, per įtikėjimą. Jie buvo tavo, tu juos man davei ir jie laikėsi tavojo žodžio. Dabar jie pažino, kad visa, ką esi man davęs, yra iš tavęs. Žodžius, kuriuos man davei, aš perdaviau jiems, o jie juos priėmė ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs. Ir įtikėjo, kad esi mane išsiuntęs. Aš už juos prašau ne už pasaulį, bet už tuos, kuriuos man esi davęs, nes jie tavo. Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo, mano. Ir aš pašlovintas juose. Aš jau nebesu pasaulyje, aš einu pas tave, bet jie yra pasaulyje. Na va, čia nuveno, ne, kaip jisai sako, aš vis geriau suprantu, ką reiškia būti pasaulyje. Tai čia yra vos netiesioginė citata. Kaip Jėzus sako 11 eilutėje, jie yra pasaulyje. Šventasis tėve, saugok juos savo vardu, kurie esi man davęs, kad jie kaip mes būtų viena. Būdamas su jais, aš saugojau juos tavo vardu, kurie esi man davęs, apgyniau juos ir ne vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų. Taip turėjo išsipildyti raštas. Dabar pas tave einu, o tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš perdaviau jiems tavąjį žodį, o pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Na va, Jėzus pats būdamas ne pasaulyje, reiškia būdamas tobulas žmogus, va, tobulai klusnus Dievui žmogus, jisai nėra iš pasaulio, jis va, čia santykio su Dievu atžvilgiu. Ir mes nesam iš pasaulio, nes mes jau esam susivieniję su Kristumi. Neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš nesu iš pasaulio. Pašvęsk juos tiesa. Tavo žodis yra šviesa. Kaip tu siuntei mane į pasaulį, taip ir aš siunčiu juos į pasaulį. Na va, čia labai tas stiprus Jėzaus sakinys, kad tai yra bažnyčios misija, kad mes tęsiame tą misiją, kurią Kristus priėmė iš tėvo ir pats įvykdė iki galo ir dabar mes tos misijos pilnatvės siekiame kaip bažnyčia. Na va, ir iš tikrųjų šitas skyrius apie tokią tarsi įtampą, tokią antinomiją, kad viena vertus taip, ta malda lėtai kartojama, toks įsižiūrėjimas į tuos maldos žodžius, jisai tarsi padeda išlaikyti tyrą žvilgsnį. Ir va tai, ką čia Nuvenas sako, kad aš pradedu suprasti ir patirti netgi, kad manęs nevaldo ta tikrovė, kurią aš matau, bet aš priklausau kitai dvasiniai tikroviai ir va ta tikrovė man yra reikšminga. Tai aš čia įdėsiu į aprašymą video, tokį irgi man tai labai įspūdį didelį yra padaręs Martino Skorcezės klausimas popiežiui apie tai, kad jis irgi pažino tą dvilypę tikrovę, bažnyčios tikrovę ir to, ką moko bažnyčia, ir tada gatvės tikrovę. Ten labai reikšmingą atsakymą duoda popiežius. Tada dar irgi įdėsiu kaip galimus maldos tekstus porą psalmių. Vieną tai Ernestos sukurta tą melodiją 23 psalmiai Viešpats mano ganytojas, o kitą 42 psalmę, kuri man asmeniškai kažkaip yra buvus labai tokiu svarbiu tekstu maldos jau kokį 20 metų čia nuo seminarijos laikų. Bet čia svarbu yra irgi tokį tarsi gal net patirtį tokią galėčiau pasakyti, kad kažkaip esu aš tą labai tokį patyręs ir išgyvenęs, kas vadinama vėliau yra
mokslininkai tą vadina tokia besipriešinančią vaizduotę, kad krikščionis jisai tokią akivaizdą turi su Dievu, kad jis gali pradėti toj tikrovėje gyventi, net nesvarbu, kokia yra jo realybė. Ir jo vaizduotė, jinai gali tapti tokia besipriešinančia vaizduotė. Krikščionis gali įsišaknyti toj tikrovėje, kuria tiki, ir pradėti gyventi pagal ją. Tai čia, man atrodo, svarbus, toksai, tam, kuris nori pradėti maldos gyvenimą gyventi, arba tą maldos gyvenimą atnaujinti, tai labai svarbus toks tekstas, tarsi lėto įsiklausimo į žodžius, žiūrėjimo, ką tai žodžiai sakom, ir galiausiai perkelimas, tokio svorio centro gyvenime, tai kur yra mano atskaitos taškai ir kas yra tarsi stuburas tos mano dienos arba mano laiko, kuo aš remiuosi. Nuvenas sako, ganytojas mūsų yra viešpats, o ne pasaulis. Ir mes ne pasauliui priklausome, bet savo viešpačiui. Užbaikime maldą. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Te palaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Sudiev, geros dienos.